Nelaukia meilės trikampio. Lūšna netrukus įžengs meilės ir romantikos pasiilgę realybės šou dalyviai. Šį rytą svetainėje susitiks 3 jaunuoliai. Jie susipažins ir praleis nuostabią dieną, kupina pramogų, staigmenų ir nepakartojamų įspūdžių. Aš esu Žydrūnė, iš Panevėžio rajono, esu studentė, mokusi šiaip žemės ūkio profesinį universitete. Už kokių 5 maždaug metų bus 25. Tėvas mano turi žiauriai čiotką fermą, kurio augina daug gyvulių, todėl čia atėjau ieškoti labai tvirto, stipraus ir sportiško vyro, kuris būtų mano tėvo dešinėkoja ir padėtų jam visame ūkyje. Labas, Jamėlė ir Grėmė. Malonu. Aš esu... Kas aš toks? Esu Jamėlė iš Vėmė iš Šitkaus kaimo, o tėvai dirba Šitkaus kaime. Tėvas turi Šitkaus įmonės verslo medžių firmos pagalvės. Mama dirba tikroji pagalvių firmos su tėčiu kažką ten. Ir man yra 19 metų, ėjau į tualetą, neturėjau tualetinio, nežinau kur, pasas kur. Ir aš į šį realybės šou atvažiavau, nes nebeturiu už ką grįžti į kaimą. Taigi turiu telefoną, prašom, 30 litų, man bilieto namo. Tai puikus telefonas, baterija nauja. Taigi skambinkit 861 854 869. O eksliai. Jau čia valgy kažkas? Ne, aš. Čia vadarė šou visi, žinai, tipo. Nenori? Ne, aš valgy. Aš tai ne. Skanu, žinai. Jo, skanu. Pas mane kaime niekada nėra valgyti. A ne, tai iš kur tu esi? O kaip tau traukas ateis? Nu, nežinau, aš tai tikiuosi, kad vaikinas. Jo. O tu kaip tikėsi? Nežinau, aš čia telefoną atėjau parduoti, noriu telefoną. Tai kokį parduodi? Ne, čia toks. Turiu dar Tokius jau turėjau, neįdomu. Bet tai man keli, mama, žinau. Tai jeigu ką, sumėsim po to? Gerai, tai palaukim, kai ateis. Girdi, kažkas atrieda, tu dunda. Jo. Sveiki. Žydrūnė. Arbūzas iš Arbuziškių kaimo. Labą dieną visiems, aš esu Arbūzas iš Arbuziškio kaimo. Ieškau panelės, kad būtų panelė, iš ko paimti ir ką paimti. Šiaip ieškau ūkininkės, esu mėšlo vežys. Kaime Arbuziškės mūsų miestelis labai didelis, tarp kitko. Yra jau man virš pilnametystės, antra pilnametystė gresia. Šiaip nekaltas, draugų daug turiu, bet neturiu iš tikrųjų. Tikiuosi surasti mergikį šitam realybės šou. Va. Palinkėkit sėkmės, einu ieškoti mergikės dabar. Šprotų gal? Jo, ir dar čia. Jo, jau baigėsi. Aš irgi pakeliu, sakau, mamukas. Sako, alkanas, niekur nevaryk. Iš kur esat atvažiavę? Aš tai iš Panevėžio rajono, o tu iš kur sakei? Tau, mamukas skambina. Alo, mamuka, aš jau atvykau, aš šaldytuvą pakursiu, viską. Kaip kiaulės pasileido? Kokius kiaulės? Tai ten su šaku reikia paimt gerai, užvoštų ir viskas gerai. Netrukdyk, aš su žmonėm bendrauju, su miestiečiais. Jau, iki. Iš kur esi atvykus? Iš Panevėžio rajono. Ten daug donskių yra. Iš kur jūs būsit, jaunuoli? Jūs nelabai prisimenu. Ne.
kažkoks nebendraujantis žmogus. Toks mamukas. Jis turi gerą telefoną parduoti, jeigu nori. Ne, nenori. Mamukas neleidžia pirkti. Tik iš Tele2 leidžia pirkti. Turi gal pinigų paskolinti? Tik šaldytuvą turiu pilną maistą. Nes mamukas alkanų nenorėjo išleisti. Aišku. Tai ką veiksim šiandien? Aš tai nežinau, aš tai norėčiau kokį pramogų vandens parką, aš galim savo paukščiai sakė, yra pas jūs mieste. Pas mus ta tiesą sakant, nėra kaime pramogų parkai, prūdai, užtvarto, šūdovės ir viskas, įsipurvini. Po mėšlo, esu mėšlo vežys geriausias kaime, numeris 1 iš galų. Rimtai, kokį traktorių turit? Kokį traktorių? Telyčia pasikenka gerą arba kumelį ir viskas su vežimu. Iš kur pas mus kaim tokius prabangus, kai ne kaimyns Antanas neturi nei Pranas, kaimyns sekantis ten, žinai, nuo 6 namų gale pas mus kaime. Geltonas alytnamis, po kailį. Tai Vietnam kaime gyvena, ne? Ne, kur tau? 20 namų, 20 alytnamių. O, tai alytnamių? Net alytnamių. Skanu? Kažkoks netareidis su šiandien. Ne, aš lašinių turiu šaldytuvę. Šprotų nevalgau, sako, mamoka sakė, tik mulkiai gali valgyti. Tai aš tų šprotų, kur aš tų šprotus padėjau. Nu tai einam gal ieškot pramogų jau čia šitam. Nu tai varom, ką dabar jau padarysi, ką čia jau palauks, neprilauks pusė dienos, kaip sakoma, kaimai pas mus dieną trumpą, o daug darbų laukia. Tai varom! Varom, nu. Tas tai nedrasus iš vis mulkis kažkoks iš kaimo. Nu nežinau, paprasta mergaitė ir tiek, ką žinau, tas tai mulkis nepaimsios, per prastos kelnes jo yra ir šiaip išvaizda nekokia. Tai va, mergikės rankos geros, mėšla tiks vežt pas mane kaime, pas mamuką namie lips, viskas gerai. Šauni mergaitė. Tai atėjo aš čia, smagu visai, va, įdomu, bet bilė valgy duodavo, aš protų radom. Šiaip tai aš čia telefoną atvažiavau parduoti, tai nežinau, jie tai man visi tokie nesvarbus, telefono neperka, tai kam čia. Patiko man gal visai čia tie du žmonės. Vienas toks tvirtas, kitas toks, nu šiaip gerai valgo, sakyčiau. Tai va, dabar lauksim pasimatymų. Meilės trikampio svetainėje susitikę ir pabendravę pirmieji realybės šou dalyviai Žydrūnė, Jemėlė ir Arbūzas sėda į autobusą ir vyksta ten, kur jų laukia ypatingos pramogos. Šiandien Žydrūnė turi galimybę rinktis iš 2 vaikinų. Kol važiuoja į pramogų vietą, vaikinai dar gali pasikalbėti su Žydrūne. Tačiau netrukus jai teks pasirinkti tik vieną iš jų. Ką veiki gyvenime? Ai, nieko, taip, važinėjau iš kampo į kampą. Ieškau kažko įdomiaus, bet nieko nerandu. Viskas aišku. Aš čia mėšlą mėžiu kaime vis dar varau, žinai, su šake. Šudvežystam? Jo, šudvežystam nuo kūdikystės laikų jau. Įgimta tai? Įgimta, aišku. Į veidą pažiūrėjus matas. Ir senelis, ir močiutė, ir dedukas, ir prosenelis. Šeimos verslas? Viskas, jo. Vieninteliai kaime mėšlo vežėjai esame, tai mūsų šeima. Jeigu reikės mėšlo vežių paslaugų, skambinkite man. Arbūzui. Sakė, čia negalima reklamuotis. Negalima? Galvojau, kad galima. Nekomercinė. 775500 mano numeris. Artėja pirmoji lemtinga akimirka. Netrukus Žydrūnei teks traukti kortą, kur ir nulems, su Arbūzu ar Jemėlė. Ji praleis pirmąjį romantikos ir įspūdžių kupiną pusdienį. Aš tai laukiau, bet, prasme, ką ištrauks, nu, man labai įdomu, aš iš tikrųjų labai norėčiau, nes, kai girdėjau, važiuosim valgyti ten į tokį restoraniuką, tai visai būt gerai prieš kelionę dar pavalgyti. Aš tik galvoju, kad ištrauks tą nevykėlį, nes vis tiek aš nevalgau, atsivežiau šaldytuvą, grįžęs pavalgysiu, visai tai alkanas. Iš vis be pinigų telefoną čia pardavinėja, nevykėlis, tai tegul jį ir ištraukia. Ai, man tai iš tikrųjų nesvarbu, ką ištrauksiu. Svarbiausia, kad būtų linksmai praleistas pusdienis, nes tiek su vienu, tiek su kitu dar norėčiau susipažinti daugiau, artimiau.
Tai ką manai, ką ištrauk šiandien? Nežinau, bet, iš tikrųjų norėčiau, kad mane išnuimti valgyti. Jo, čia girdėjau, kad šprotų vėl gausi šiandien. Kai ištraukė tą mulkį, tai biškį nuliūdau. Bet paskui pralinksmėjau, pagalvojau, pabūsiu vienas viską. Pamedituosiu, nes kaime labai didelis triukšmas ir mamukas kartais rėkauja lauke ant kiaulių, ant vištų, ant gaidžių. Tai nėra kaip pamedituoti. Tai va, eisiu pamedituosiu, pabūsiu, apgalvosiu viską, kaip jie gražiau su ją elgtis, ką kalbėti, viską. Nu, ką žinau, iš tikrųjų, kai ištraukiau tą jėmelę, tai labai apsidžiaugiu, bet taip apsikabinam ir tokių pasenusių šprotų kvapas pasklido, bet gal praeis su laiku, nežinau. Kai mane ištraukė, tai man nei šilta, nei šalta, bet pavalgyti jo, būt gerai. Sveiki, atvykę į mūsų restoraną! Dabar sėskitės prie mūsų kančinių stalas. Darysim pavalgyti skanus mūsų činiškas vietas. Maistas. Alio. Šiandien mes valgysim siaurakį gerą maistas. Tiems plačiokiams parodysim, iš kur siauras akis krenta. Wasabi! 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 Dėk wasabi! Gerai! Kartuoji tu mane, nedėdi wasabi! Daugiau wasabi! Ko tu nebėri? Nu ir kaip tu manai, ką mes gausim valgyti šitam nuostabiam Nežinau, kiek restorane? girdėjau, čia kažkoks wasabi, čia, nežinau, jų specialus receptas. Aš dar negirdėjau dar tokio. Aš irgi nelabai įdomu bus paragauti, aš tai Kaip valgyti šiaip tu noriu. gyveni, šiaip kaip sekasi? Gerai, normaliai, valgyti noriu labai. Įdėsim didžiausią smarvę kiniečių maistą. Čia yra susmulkintas sushi su wasabi prieskoniais ir siaurakių maistas. Atrodo, kai šuns kakų. Fu. Ko užsiemi šiaip gyvenime? Ai, ten pas mamą kaime, ten į tą firmą galvoju irgi. Darbas jo. Jo. Daug gauni? Ne, iš vis nieko negaunu. Ir valgyt nori? Jo. Mūsų laidą remia Hirošima, ryžiai, Nagasaki. 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 Mano vardas yra Mišikava Aisai Shikiura. Shikiura. Labai džiaugiamės pristatę Hirošima ryžiai. Ačiū. Усь. Ось. Что-нибудь скажи, лишь только не молчи, что-нибудь скажи. Пусть в твоей душе будет место мне. Что-нибудь скажи, лишь только не молчи, что-нибудь скажи. В этой жизни разобраться мне ты помоги. Ai, pasidėsim tada, paliko mane vieną. Kinų maistas, kai gaminam, būna neskanus kvapas, bet kai pasiruošia, būna Man rasoja burna, o jam šikna. Reikia pakeisti šito patieklo, vienas žmogus negalėtų padaryti. Os! Dėl to turiu tokį puikus asistentas. Štai ir baigėsi mūsų ypatingas Mišikava ir Shikiura prieskonis. O gal norėtumėte
ką nors užsisakyti, užsigerti. Rekomenduotina, nes labai aštru yra. Ačiū. Sakė. Aš tai norėčiau, tipo, tokio bokaliuko. Dar ten jūsų specialaus. Pas mus nėra bokalų. Sakės prašyčiau. Pas mus yra sakė. Jo, gerai sakė. Ką tau sakė? Sakė. Ką tau sakė? Nu, ta sakė, kad tu turi sakė. Sakė, pasakė, bobo vienakė. Sakė, ja. Sakė. Ką tau buvo pasakė? Ką turi sakės? Turim jums sakės pagal lietuvišką standartą. Sakslaikis. Skanaus. Tikras saktraukys. Jums šitą maistą mes dovanojam nemokamai. Jei irgi taip greit suvalgysite. Žinojat. Nebenoriu valgyti. Tai išsineškit išsinešimui. Labai dėkoju. Arba šuniukui savo galite atiduoti jam kaip tik tinka. O ryte iš karto ją paragaus mūsų skanaus maisto su wasabi prieskoniais. Wasabi! 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 Os! Patiko pasimatymas tau, nes man tai visai... Jo, labai įdomus. Įdomi virtuvė. Langą atidarė, šaltas dabar buvo. Šiaip jo. Ir viskas įdomi, labai tas patikalas dvelkia tokiu, nežinau. Dvelkia tokiu neapsakomu skoniu iš tikrųjų. Mėštų iš tikrųjų. Jo. Bet labai gerai varo jo. Jo. Patiko man. Man irgi patiko patiekalas ir visa kita. Sakė, turbūt irgi būtų buvus skanu. Aha. Čia šluotomis. Bet jie labai tvarkingi žmonės, tik man tik pavalgo. Ir iš karto viskas jau švaru. Nu. Kas yra Šakira? Jau viskas pasibaigė jūsų čia tas pasimatymų. Tu sako, reikia mano idėja dabar pabūt biškį su mergikė. Tai jo, tai keliaujam. Keliaujam. Šprotus pasimsiu. Iš pradžių pirmam pusdienį pasijutau vienišas. Tai susiradau klozetą, viską pameditavau, atgavau jėgas. Viską, bet kai pamačiau, kad tie burkuoja vėl užsimaniau. Nuėjau dar kartelį, pameditavau, atsigavau visiškai. Ką tu čia tualetai nepalyginsi su mūsų kaimo šūdėlbėm? Pirmoji pusdienio diena tai tokia niūroka buvo, nuobodi iš tikrųjų visai, bet kai vaikinas gavo to stebuklingo gėrimo, tai atsiskleidė kaip atvirutė, tai visai patiko iš tikrųjų man, sakyčiau. Diena praėjo labai gerai, Žydrūnai tikrai buvo geresnė už tą kiniečių maistą, nes ten dar dvėselinę kažkokią. Sakė, tai nuostabi, sakė, padaro savo, Ir tikrai, kai kirto į stogą, tai, man atrodo, įsimylėjau Žydrūnę, tikrai. Bet dar telefoną reikia parduoti, tai žiūrėsiu. Pirmąjį pusdienį Žydrūnė praleido su Jamėle, tačiau arbūzas dėl to labai nenusiminė. Jis užsidarė tualete ir smagiai praleido laiką. Tuoj sužinosime, ar arbūzas gaus šansų pabūti kartu su Žydrūne. Kam pasiseks šį sykį, Jamėlei ar arbūzui nusišypsos laimė? Antrąjį pusdienį tai labiau norėčiau praleisti arbūzų, nes kažkaip norisi pažinti tą visą vidinį tą turinį, kurio, kaip matosi, turiu labai daug. Užteks jau man medituoti. Tualeto subtilybės visas išbandžiau. Norėčiau antrą pusdienį praleisti su mergike. Atskleisti savo genus vyriškus, pabendrauti, pakalbėti. Antrąjį pusdienį norėčiau, kad vėl ištrauktų mane, nes beveik įtikinsiu, kad nupirktų mano telefoną. Tai visai būtų gerai, jeigu ištrauktų antrąjį kartą. Kaip manai, ką jis įtrauks? Ai, galvoju, kad jau mane
Pagal viską bent turėtų. Tai jau, nes mane jau buvo įsitraukę. Vis tiek tu tau telefoną, čia sunkiai pardavinėjai viską. Tai gal parduosiu, man žinai, 50, man 50. Tai va, išaušo ir mano valanda. Viską, ką sumeditavau, galėsiu prie mergikės atskleisti viską. Velnis, nu man stipriai sumažėjo šansai parduoti telefoną ir prasukti gerą verslą. Šūdai. Jo, iš tikrųjų, žiauriai apsidžiaugiu, kad ištraukiau arbūzą, nes visą tą didelį turinį galėsiu pagaliau pažinti. Tai va, lauksim visą pusdienę. Sveiki, aš Jurbarkas, sveiki. Oi, kokia graži mergaitė. Sveiki, aš Jurbarkas, ką jūs, kas jūs? Aš sveiki, Jurbarkas, aš vardu. Tai va, jūs dabar atliksite porą pratimų, imkite, prašom, šitos, va. Kokios sunkus? Sunkus, aš dėl to su jais ir dirbu, pažiūrėkit, dydis, koks tai, matot, koks dydis. Va, tai dabar jūs atsidūpkit ir kilnokit už šitaip rankas visą laiką kilnokit. Visą laiką taip? Atakit O kas čia visai didelis vyriškis. Tai jo, pamatras, jūs čia galit papilnuot ką nors. Jūs patrauklus labai koksai esat. Tu tai gausi iš akių. Mane mamukas pakino nuo pėdikų apsigint, žinau. O jūs moku iškelsite šitą didžiulį štangą. Tai bandysiu su šake. Pusę, nu, sušakėjau nuo 5 metų jau. Čia žinokna, Lukas. Ne, prašom. O, čia vyriškis, jūs matot, mokinkitės iš vyriškio kaip duoda. Duoda vyriškis kaip su papai skaitosi. Koks tu stiprus. O tai ne, nuo 5 metų jau su šake aplink karvių šūdą vaikščiau. Galiu paliest tavo raumeną vieną? Ne, mano raumenas gali mamukas liest, o tu negali. Ašgi tik biški. Ne. Einu, davai. Ne, tu turi savo raumenis, o aš turiu savo raumenis. Bet mano netokie stiprus. Ne, tu gali vienam liest, o mano raumenų nieks neliečia. Net mamukų neduodu. Gulkis, parodyk savo papyčius. Oho, kokie papyčiai. Dėk dabar va šitai. Tėtukas nupirko. Papyčius? Jo. Turbūt 10 štokų mokėjo. Ne, nuolaida buvo akcija. Nu, bandom. 1, 2, 3. Opa! Ne, tu nesiimi ašlo mėžus. Nu tai kad... Ne geras tau tėtukas, nemokina, mane mamukas jau nuo 5. Mano tėtukas turi daug pinigų ir jisai žmonės samdo tam. Aš pati... O mane nusamdytų? Aš į brangiai neimu, dirbu už duoną ir vandenį. Tai nusamdytų turbūt, moki jo. Jo, nuo 5 jau išvamežiu, pilnų hodų varau. Nu, tai dabar atliksim aerobikos pratimus atliksim. Skaitosi dabar šitaip darykit. Darykite šitaip, jo, šitaip. Šitaip, va. Paskui šitaip, abėti rankytės pakeisti. Šitaip! Opa! Opa! Va, šitaip. Kaip jūs darot, ne šitaip, pažiūrėkit, kaip arbūzas daro. Kitas pratimas bus dabar, prašom. Šitaip. Šitaip. Šitaip darykit. Šitaip. Šitaip. Va, kokie geri mokiniai. Šitakas tai iš jo. Kodėl jūs pametėt ritmą, panelė, aš nesuprantu. Ir mane likpingai ją irgi tėvukas. Bet kodėl arbūzas visame kame yra protingas, o jūs ne, jūs man paaiškinkit. Jinai klausės jos tėvukas samdo žmonės mėšlui vežti. Tai tu irgi mėšlą vežti. Prašom, dabar kitas paskutinis mūsų pratimas bus, prašom, žiūrėkit. Šitą? Galva kraipam, kad čia judėtų visas kūnas. Visas kūno linijos
Nuo papukų iki kulniukų. O, kokie papyčiai. Baisiausiai papyčiai. Gerai. Jūs pareikite arbūzą, jūs prieš tagių numeskite tą paliegusį turinį už tenais. O jūs einam su manimi arbatos jeigu. Ne, mano, o ne tavo. Kaip dar pasimatymų mūsų pusdienis. Varginantis, sakyčiau, bet... Jo, labai daug reikėjo sportuoti šiandien, bet man patiko, jau visą buvau pusę dienos, nieko neveikęs, meditavau, jau šakis buvau pasilgęs, įsidukau viską, pasportavau. Bet man tai pavalgyti vis tiek labiau patinka. Pavalgyti? Jo. O kaip tu? Manai, aš tau patikau. Viskas, jūsų laikas baigėsi, gerbimi. Galime eiti toliau. Kur eiti? Aš tiekur nenoriu eiti. O tu nori eiti? Viskas baigėsi jūsų laikas eiti. Čia kažkoks prisikabino, ilgaplaukė ištištynė. Nu tai va, ką žinau, man patiko visai ir antras pusdienis, taip ir pasportavom ir viską. O šiaip tai dabar iš tikrųjų pasimečiau, net nebežinau visai, kurį pasirinkti čia, bet va. Bet va, grįšim, pagalvosiu gerai ir gal kaip nors nuspręsiu, sakyčiau. Nežinau, pusdienis praėjo gerai, pasėdėjau viską. Stengiuosi nesinervuoti, kad tą telefoną reikia parduoti, nes niekaip namų negrįšiu. Tai va, nežinau ką išsirinks, nežinau ką įstrauks, bet jeigu manęs neįstrauks, vadinasi tikrai namų negrįšiu. Nu, man labai patiko, va, antras pusdienis, susiradau antrą, va, žirgų, sartį, va, labai gerą. Nu, panelė irgi linksmai leidom laiką, viską įdomu, ką įsirinks vakare. Vis tiek aš jai pasiūliau vakare lašinių, valgyt sakė su manim, tai pažiūrėsim. Ką manot apie šitos du žmonės, kur buvo? Nu, iš tikrųjų, yra labai drūtas arbūzas, man patiko, labai nuoširdžiai patiko. Bet iš panelės tikėjausi daugiau. Žinoma, aš kalbu kaip visiškai nešališkas trečiasis asmuo, nesiekdamas savo asmeninės naudos, kad Rūtelė yra labai graži, bet koks tau vardas, paga? Nu, iš Žydrūnės aš tikėjausi daugiau. Iš jos tikrai tikėjausi daugiau. Bet jinai yra labai graži panelė, tai visus jos trūkumus užgobė, tiesą sakant. Žinoma, aš kalbu, kai visiškai nešališkas trečiasis asmuo, nesiekdamas savo asmeninės naudos, jinai tikrai man patiko. Tai va, skaitosi. Mes ne apie tai išnekam. O apie ką mes šnekam iš vis? Ai, kaip man patiko tie du žmonės, tai dabar aš ir sakiau, kaip man patiko tie du žmonės. O šiaip aš išlikau visiškai abejingas ir šaltas, kaip ir per kiekvieną savo treniruotę. Ir, žinoma, jūs labai gražus berniukas esate. Vai, koks gražus. Meilės trikampyje prabėgo pirma naujų pažinčių ir įspūdžių kupina diena. Antrąjį pusdienį su Žydrūne praleido arbūzas. Dabar visi meilės trikampio dalyviai grįžta į meilės trikampio namelį. Lūšna. O vaikinai netrukus sužinos, kuriam iš jų savo simpatijas nusprendė atiduoti Žydrūnė. Ar arbūzas su Jemėlė numano, kuris iš jų pasiliks šiame projekte. Ar aš patikau jai? Man labai įdomu pasidarė. Jinai mane sužavėjo savo praleistų pusdienį su ją. Aš ją pamilau turbūt, galbūt per daug. Būti ar nebūti, štai kur kyla klausimas, kuris šiandien kortą kris. Šiaip žinau jau, ką ištrauksiu. Tikrai įsirinkau, labai gerai apgalvojau viską. Bet paliks intrigą tokią gerą iš tikrųjų, tai... Ar parduosiu telefoną, ar ne? Ar grįšiu namo, ar miegosiu šaltoj gatvėje? Tikriausiai miegosiu gatvėje. Į jaukią meilės trikampę svetainę įžengs mergina. Ant stalo jį paliks vieną kortą. Vaikinas, kurio atvaizdas bus ant jos, pasiliks šiame name. Aš tai noriu dar lašinių. Turi dar lašinių? Jau tuščia šaldytuvą. Neturiu net šprotų.
Ką galvoji, ką šiandien pasiliksinai? Nežinau, galim pažiūrėti. Parod. Čia aš, čia tu. Ajo. Šį čia būsiu. Ne, tai aš čia. Tai čia. Gerai. Nutrauk tu. Tai trauktum. Ne, tu vers. Tai va, tai aš versiu, ar tu versiu? Tai vers. Tu vers. Metu, metu. Ne, vers. Pama. Ne, nemoka aš tokių žaidimų. Nu, tai tu vers. Mes. Arba aš pažiūrėjau. Ai! Sveikinu. Va, malonu su tam susipažinti, Jamelė. Sakėjęs, kad laikytumeis ir viską. Atvažiuosi pas mane, mėsla veši magis ir lašinių daug. Gerai, lašinių tai atvažiuosiu. Ką žinau, išmetė iš realybės šou, nieko nebeliko, neturiu visas viltis praradau, turiu tik kamštuką ir tai nežinau ką dabar daryti, neturiu ką pasiūlyti, va, telefonas, nepardavau. Gal ponas jums reikia telefonų? 30 litų nauja batereikė, viskas kuo puikiausiai veikia 30 litų. Stok nuo manęs. 30 litų, geras tas telefonas, man namo grįžti reikia, supraskit žmogų, Žmogų supraskit, 30 litų. 30. Tai 20. Ir dar šprotų, šprotų ir 20 litų. Gerai, palauk. Gerai, im. O, dėkui. Šprotas aš tau paštu atsiųsiu, gerai? Paštu? Paštu, jo. Gerai, o adresą turi? Taip. Gerai, dėkui. Davai, jo. Raunam. Žydrūnė ir Arbūzas namelėje pirmą kartą pasiliko dviese. Taigi netrukus sužinosime, ar pirmieji meilės trikampio dalyviai apsisprendė, ar jie pratęs bendravimą realiame gyvenime. Ar jaukioje svetainėje įvyks lemtingas susitikimas ir Žydrūnės Arbūzų išeis kaip pora.
Mamukas grįšiu, prakeiks tokį vaiką. Negera. Viską. Sakys, negeras tu parazitas esi. Tai net prisigersiu dabar. Įvyko netikėtas posakis. To dar nebuvo. Žydrūnė pasirinko mūsų garso operatorių Šarūną. Jie nusprendė, kad naujų pažinčių ir išbandymų jiems nebereikia. Jie laimingi kartu. Taigi meilės trikampio namelis nebelaukia naujų įspūdžių ir romantikos pasiilgusių dalyvių. Todėl išsijunkit televizorių ir eikit miegot. Gal sapnuose jūs aplankys meilė.